Let me go low because I'm a freak that you know. Gotta let it be. I'm just a freak. Hey, welcome Santaša! Ei, mes vėl grįžome ir turim labai gražią progą, tai yra moterų diena. Veneros jūs Veneros. Ir šios dienos tema yra kovo 8-osios. Ir šios dienos tema yra kovo 8-osios atgarsiai. Santa. Žydėk ir auk lyg tulpė rūžava. Kovo 8 praėjo, bet praėjo tikrai labai stipriai, garsiai ir mes su Santa nuveikėm daug įdomių dalykų. Kokių, Santa? Mes pasirodėm tik radistuose, kur padarėm tokią gerą tūsą. Radistuose mes labai gerai leidžiame laiką ir vedėme tiesioginę transliaciją per LNK Go. Įrašas yra puslapyje, mes jį patalpinsime apačioje, pažiūrėkite. Kurio mes dar nematėm, tai mūsų baisu, nes cenzūros ten nebuvo. Beje, ar tu išgirdai šitą labai smagų vertą mūsų selfie nuotrauką, dabar yra vadinama asmenukė. Asmenukė? Asmenukė. O, tai va, tai mes dabar asmenukių daug darysim ir štai mūsų viena asmenukė iš šulistų. Tai va. Tai va, štai šiandien mūsų rubrikoje jūs pamatysite kelis kadrus, tokius slaptus kadrus iš to, kas galėjo būti matoma, bet nebuvo matoma. Taip, ką mes nufilmavome su Šarūno telefonu. Check it out. Santa atrodo figienai. Killer shoes. Yeah, the shoes, kurios man davė dizainerė Kastė, kuriai siunčiu linkėjimus, iš tikrųjų jie yra killeriai, bet nerealiai, gerai atrodo, tai mama. Ir mano... Verti radistų gimtadienio. O šiandien mano šventa nugara radista. Shake your boys, radistai live. Mes einam į sceną. Dabar laukia GNG. Šitas prelito. Visko, ko geriausio! Nataška! Jonai! Linkėjimai Santašai! Santa Šarūnas, Santaša! Vitai, sakyk, ką nors! Aš linkiu Santašai labai daug valandų eterio. Jie galėtų ištrinti, kad tam, kad darytų labai geriausių eterį. Po ko palinkėtum radistams? Radistam aš palinkėčiau. Ir toliau turėti mane kaip ir jūs. Tai va, tokie buvo įspūdžiai iš radistų užkulisių. Šiek tiek per daug, bet gavom palinkėjimų, tai Santašai linkima daug eterio valandų. Daug meilės, laimės, pinigų ir klausimų, kas tas Santaša? Ne, klausė, kas tas Santaška? Santaška, naška. Tai naška mes ne naška? Nei naška, nei Santaška. O Santa turėjo papildomą užduotį, jinai varė į vieną klubą ir ten klausinėjo žmonių, būtent konkrečiai vyrų, kaipgi įvyko jų pirmasis pasimatymas ir... Santa, ką pridirbai čia nežinojęs? Apsigėdinau eilinį kartą. Ne vieną ir ne du ir ne 5 kartus. Vienam sakiau, kad apšikt. Ką apšikt? Ne, vienam sakiau, kadangi paleido snaiges. Ant galvų užveikė būna. Aš pirmiau sakau, kad jūsų galva apšikta. Sako, nežinau, bet ne tik man vienam, sakau, ne, tik nes pažiūrėkit pas mane, tai ne, pas mane tikrai nebuvo. Ir tada sakau, bet žinot, kaip paukštis apšika geras laimės dalykas. Tai jums sėkmingų metų! Gal jūs čia apšiko kažkas laukia? Gal? O jūs ne? Let's see. So wake me up when
kalbėti apie moteris. Apie moteris. Čia labai jų daug, labai. Gražių, tokių kaip ir aš. Nuostabi. Tu esi nuostabi. Nuostabi. Kaip pakviesta moterį į pirmą pasimatymą, nes jos tokios kaprizingos? Labai. Žinok, šiaip yra labai, Lietuvoje yra labai sudėtinga. Taip, su moterim pirmą kartą, dėl to, kad jos yra labai, visų pirma, ausinukai, mobilus telefonas ir jos lyg tai negirdi, bet iš tikrųjų jos viską mato ir viską girdi. Žinai, aš tau pasakysiu taip. Kažkoks sumišimas yra gyvenime, kažkoks sumišimas. O bet kai einat į pasimatymą, jūs galvojate, sako, vyrai galvoja tik tais apie tai, kaip susimokėti tą sąskaitą. O Dieve mano, niekada. Žiūri, kiek turi pinigėlių. Einu dar pašnekint, ką nors. O į pasimatymą pirmą taip senai jau, kad neatsimenu. Negaliu pakomentuoti. Ėjo su jumis į pasimatymą jis. Sumokėjo ar nesumokėjo? Sumokėjo. Viską sumokėjo. Ką valgėt, ką gėrėt? Daug valgėm, neskaičiavom. Nevalgot per pirmą pasimatymą? Aš tai daugiausiai valgau, kad, kuo daugiau pinigų išleis. O dabar dar vienas klausimas. O jeigu aš ilgiuos taip, kad aš... Ne, čia aš dabar pasisakysiu ir jūs daugiau nieko nepasakysit, gerai? Koks pirmas pasimatymas su Neringa buvo? Koks pirmas pasimatymas? Plėžė. Skart. Ir pamatėt viską, kas gražu. Absoliučiai. Viską, ką man reikėjo, pamačiau ir viskas buvo man aišku. Mano. Šiais laikais iš tikrųjų yra problema ir aš labai pergyvenu dėl to, nes mano dukra auga ir aš galvoju, kaip tie vyrai. Manau, pinigai ne viską sprendžia. Galima nuvažiuoti ir pas močiutę į daržą ir morkų išsirauti ir pagriaužti kartu. Ak, tai jūs už tą žemogės ant stiebo, kada atneši ir geriausiai? Taip, aišku. Arba į lysvę įkrenti ir braškių pavalgai. O ir dar ką nors padarai lysvėj. Ateik. Aš noriu paklausti, ko negalima daryti su moterim per pirmą pasimatymą? Negalima jos skriausti. Mes nesidalinam maistu iš esmės. O jūs sakot negaila. Man negaila. Nes ką aš valgo, jin to nevalgo. Dega va, kiek kepurė dega. Visai nedega. Kaip tau sekasi pirmi pasimatymai, esi susimodas? Nelabai turi pasimatymam laiko. O ką darytum ir ko nedarytum, jei tau iškristų iš dangaus tokia graži panelė kaip aš ir mes nueitume pasimatymą? Oi, ne. Jūs ne mano skonio, atsiprašau. Nu tada tai jau tikrai eičiau, žinok. Tikrai eičiau ir net negalvočiau. Tai galvot aš tau ir neliepiu, svarbiausia sumokėk. A ne? Ar reikia kanopų, kumeliai, kažkokių naujų, ar nereikia, kai eini pirmą pasimatymą? Eržilas blogai elgesi, tai kumelė turėtų jam įspirit. Šiais laikais ir poros neturi nieko apie vienas kitą žinoti. Gyvens laimingai ilgai ir... Kodėl paliekat ir išeinat? Todėl, kad labai buvau linksma, prisišokom. Per linksmą, kad išeinat pirmą valandą, labanakt vaikučiam ten būna? Nu, panašiai, reikia laikų, vaikai namuose laukia. Kiek vaikų turit? 2. O jūs dar 3, ne? Kažkur dar vienas. Reiškia hamai esu aš. Merginom labai patinka. Hamai? Kai pasako ne tavo skonio, tai čia hamizmas? Geriau pasirink vienišus vyrus, žinok, paprašiau, nes ištekėjusios moterys būna labai aršios. O man tavęs čia saugotis dabar? Ne, gali pabučiuoti, jei nori. Davai, pabučiuoti. Bet kas būna, kai moterį paleidi vieną į lankas? Pasiganyk tu, Santa, pasiganyk, ne. Svarbiausia, kad grįžau saugi ir viskas ten buvo gerai. Tai va tokie tie vyrai, klausykit, kovo 8 svarbi šventė ir matosi, kad žmonės su patirtim, tai gali pasisemti ir iš jų patarimų, kaip elgtis su moterimis ne tik per kovo 8, bet ir kiekvieno pasimatymo metu. Valgykit ir neskaičiuok. Yes, tai ką, tai tokia mūsų Santaša šiandieną, moteriška ir tulpinga ir labai raštinga ir gėlinga. Gėlinga, tai linkiu jums žydėti kaip gėlėms, mūsų laukelio darželio gėlėms. Jau per aukštai, žiūrėk, Gerai. Neprispaučiau pirštų. Prispaus mano balsas. Why don't you hold me and čik. 3-4. Nu, mano užstringa, taip nesąžininga.
Klyna ranka laikai. Man išeina. Mano užstringa labai. Jok, žirgelį ant tų vyrų, jok. Šis video reportažas neatsako už kokybę. Už kokybę, pasidėlinkit garsą už jūsų ausų būgnelius, taipogi neatsako. O šiandien pamerk vėlių. Žodžiu, klykiam su Santa kaip išprotėję. Pasodingėlę. Šauks medis.